Projektas Kibernetinis saugumas su Minecraft. Pirma pamoka. 1–4 kurso studentams. Slaptažodžio svarba. Slaptažodžiai dažnai lieka nematomų sluoksnių už mūsų kasdienės veiklos – elektroninio pašto, debesų, bendrų projektų. Dažnai juos sukuriame ir pamirštame, kol iškyla problema. Šioje pamokoje į slaptažodžius žiūrėsime ne kaip į techninį formalumą, o kaip į sprendimus, kurie kuria mūsų santykį su technologijomis ir komandos pasitikėjimą. Esmė paprasta. Kiekvienas pasirinkimas turi pasekmes. Jos ne visada matomos iš karto, tačiau veikia visą ekosistemą. Temos aktualumas auga kartu su skaitmeninių paslaugų gausa universitete. Viena perimta paskyra ar viena klaida gali turėti poveikį kursų erdvėms, grupiniams darbams ir asmeniniams failams. Studentai valdo dešimtis paskyrų, todėl gebėjimas mąstyti apie saugumą turi tapti kasdieniu įpročiu, o ne vienkartinė taisykle. Dėstytojams ir mentoriams ši tema leidžia integruoti skaitmeninio saugumo principus į kursų praktiką, skatinti kritinį mąstymą apie saugumo patogumo kompromisus ir siūlyti taikomas priemonės – slaptažodžių tvarkyklės, daugiafaktorį patvirtinimą, atsakingą prieigų dalijimąsi. Tai padeda formuoti aiškią kalbą apie riziką, modeliuoti sprendimus ir kurti grupės kultūrą, kurioje atsargumas tampa įpročiu. Pamokoje stebėsime pavyzdžius, lyginsime sprendimus ir aptarsime pasekmes. Veiklos padės pamatyti modelius, kas daro slaptažodį pažeidžiamą, ką iš tiesų reiškia pakankamai stipru, kada verta rinkti slaptą frazę ir kaip tvarkyklė keičia elgesį. Taip pat aptarsime pusiausvyrą tarp patogumo ir saugumo, kad kiekvienas susiformuotų apgalvotą nuostatą. Tema kviečia į slaptažodžius žiūrėti kaip į sąmoningus sprendimus, atspindinčius požiūrį į privatumą, akademinį sąžiningumą ir komandinę atsakomybę. Toks požiūris pamažu virsta praktikomis, leidžiančiamis ramiau ir užtikrinčiau veikti skaitmeninėje studijų aplinkoje. Pamoka suteiks erdvę diskusijai apie vertybės ir kasdienės praktikas, kas yra privatu, ką verta saugoti, kada prašyti pagalbos ar informuoti dėstytoją IT. Refleksija orientuojama į pasirengimą, įprotį sustoti, pamastyti ir pasirinkti. Ar šis slaptažodis unikalus, ar nesidalinu prisijungimu? Taip atsiranda taisyklės veikiančios tiek auditorijoje, tiek namuose. Diskusijos ir taikomosios užduotis skatins savarankiškumą ir leis pasirinkti individualius sprendimus su reikiamu palaikymu. Studentai kviečiami peržvelgti vienkartinius veiksmus ir įsisavinti pastabumą, kuris auga kartu su jų skaitmenine patirtimi. Galutinis siekis – neišmokti atmintinę, o įgyti pastabumą situacijoms, kuriuose sprendimas turi reikšmę. Kai paprasti veiksmai tampa įpročiais, jie saugo ne tik individą, bet ir bendrą akademinę aplinką. Tai kvietimas kurti ilgaamžius saugumo įgūdžius kartu, žingsnis po žingsnio.
Dėstytojas gali pasiūlyti atvirus refleksijos klausimus, kurie taps diskusijų pradžia ir individualių taisyklių pagrindu. Grupės susitarimai gali tapti praktiniais barjerais, saugančiais ne tik individą, bet ir visą akademinę bendruomenę. Pamokoje bus atliekamos užduotys su slaptažodžiais. Jos atkreips dėmesį į tai, kaip skirtingai juos galima sudėlioti. Bus raginama pastebėti ir analizuoti, kas slaptažodžius daro silpnais ir kas juos paverčia stipriais. Pamoka taps erdve tyrinėjimui, ne vien techninių formulių, o nuojautos apie saugumą ugdymui. Tikslas – įgauti gebėjimą jausti, kada sprendimas kurs saugumą, o kada atvers duris rizikai. Veiklos suteiks galimybę testuoti skirtingus pasirinkimus ir stebėti jų pasekmes laike. Tai kvies lyginti sprendimus ir suprasti jų esmę. Per palyginimus galima lavinti pastabumą, kad galėtume atpažinti rizikas ir kasdieninėme universiteto kontekste. Tokiu būdu teorija gali peraugti į tvarkingus įpročius, kuriuos paprasčiau taikyti realiose situacijose. Tiek asmeninėse, tiek komandinėse. Ši pamoka ragins apmąstyti, kodėl slaptažodžiai yra paslaptis, kuria nesidalijama, bei kada jie tampa pernelyg lengvai nuspėjamais. Tai kvietimas įvertinti skirtį tarp asmeninės saugos ir viešo bendravimo, tarp to, ką laikome privataus, ir to, ką galime palikti matomoje erdvėje. Būsime raginami apmąstyti savo sprendimus apie slaptažodžių kūrimą. Taip pat svarstysime, kaip vienkartinės klaidos virsta modeliais, kuriuos lengva pastebėti ir išnaudoti. Galiausiai sieksime ugdyti pastabumą, atkreipti dėmesį, kada paprasta ar patogu tampa rizikinga. Kita užduotis kviečia susipažinti su dviejų faktorių autentifikacijos, 2FA samprata ir apmąstyti, kodėl papildomas apsauginis sluoksnis didina skaitmeninį saugumą. Ši tema padeda įsivaizduoti, kad kiekviena paskyra – atskiros durys, kurias saugo atskiras raktas. Kiekvienas raktas reikalauja dėmesio. Vienoks tinka asmeninėms paskyroms, kitoks prieigoms prie bendrų erdvių, dar kitas dokumentams su vertinga informacija.
Aptarsime, kaip paprasti sprendimai gali atverti kelią problemoms ir kodėl vertėtų skirti skirtingą apsaugos lygį skirtingoms erdvėms. Pamokos metu bus atkreipiamas dėmesys ir į tai, kuo svarbi slaptažodžių tvarkyklė. Raginama lavinti supratimą, kaip ji veikia ir kokią apsaugos funkciją ji atlieka. Dėmesys tvarkykliai skatins apmąstyti ir jos vaidmenį. Kaip įrankis palengvina valdymą ir kokias atsakomybės perkelia vartotojui. Šie įrankiai pristatomi kaip pagalbininkai, ne kaip stebuklingi sprendimai. Jie formuoja mūsų kasdienius įpročius. Bus raginama apmąstyti, kodėl reikalinga atsakomybė, kai renkamės, kur patikėti savo duomenis. Slaptažodžių tema skatina jaustis atsakingam už savo skaitmeninę erdvę ir priimti sprendimus, kurie tikrai atitinka asmeninius bei akademinius poreikius. Pamoka nuolat skatins užduoti klausimus. Ne tik kaip, bet ir kodėl. Studentai bus raginami apmąstyti apie technologijas, kas formuoja jų sprendimus. Ir kada verta imtis atsargumo priemonių. Projektas Kibernetinis saugumas su Minecraft. Projektui įgyvendinti skirta 50 525 € 18 centų suma, kurią sudaro 2021–2027 metų ES skaitmeninės Europos programos lėšos 25 262 € ir 59 centai.
ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos 25 262 eurai ir 59 centai. Atsisiųsti pamokų paketą galima nurodytoje svetainėje.